Laisvė. Dabartiniam jaunam žmogui dažnai būna sunku suprasti, kas tai yra. Tačiau ji yra visko, ką turime dabar pagrindas. Net ir galimybė paskelbti piktą komentarą internete, tai laisvė, kurios tikrai neturi visi pasaulio žmonės. Laisvė reikšti savo nuomonę ir turėti žodžio teisę. Tai nėra duotybė, ją reikia išsikovoti. Žinome daugybę protestų, akcijų ir mitingų, tokių kaip sausio 13-osios įvykiai ar sąjūdžio mitingai. Tačiau yra vienas mažiau žinomas mitingas, kuris tobulai atskleidžia, ką reiškia neturėti žodžio ir nuomonės laisvės. Bananų balius. Bananų balius gal ir skamba juokingai, tačiau tai nebuvo linksmas ar kvailas renginys. Tai buvo kova dėl laisvės. 1988 metais rugsėjo 28 dieną žmonės susirinko į Gedimino aikštę, kad viešai pasmerkti slaptuosius Molotovo-Ribentropo pakto protokolus, kurie lėmė Lietuvos okupaciją. Taikus mitingas ilgalaikiu virto smurtiniu susidorojimu su dalyviais ir atsitiktiniais praeiviais. Žmonės buvo spardomi, mušami kumščiais ir guminėmis lazdomis, vadinomis bananais. Būtent iš čia kilo ironiškas mitingo pavadinimas – Bananų balius. O dabar, kai išsiaiškiname, kas tai per įvykis, paklausinėkime praeivių, ką jie apie jį žino po 37 metų, būtent toje pačioje vietoje, kur viskas įvyko. Kas yra bananų balius? Taip. Gal kai daug bananų valgai? Ten, kur daug bananų yra. O Jėzau, nežinau, pirmą kartą girdžiu tokį dalyką. Tai čia... Nesankcionuota, atrodo, mitingas. Ar žinot, koks tikslas buvo? Čia buvo... Ten buvo kaip prie Mickevičiaus paminklo, buvo susijęta su tais visais šitais įvykiais. Net neįsivaizduoju, prieš homoseksualus. Aš žinokit, neprisimenu, čia senokai buvo. Tai... Labai sunku sudėtingas klausimas. Kaip manot, kodėl būtent pavadintas bananų balius? Nes įvyko muštynės turbūt. Milicija tuometinė prieš protestantus panaudojo bananus. Labai teisingai. Policija daužė mitinguotojų. Kad milicija tada dar išlaikė. Ir paskutinis klausimas, kur vyko tas mitingas? Va čiagi. Taip, čia ir vyko. Aš manau, kad kažkur čia ir vyko. Čia, kur stovi, ne? Tikriausiai kažkur Vilniuje.